Sveiki atvykę prie mano video, kai aš esu kačiukas. Taigi, čia jau kelinta, laukit, aš ant pirštų net nebesuskaičiuoju. Aš ant pirštų nebesuskaičiuoju kelinta dalis. Tai yra 11 dalis. Gerai. Taigi, yra toks dalykas blogas. Mūsų mačytė išvarė iš namų, nes mes praeitą kartą jai uždėjome arklio kaukę, tai ji labai supyko. Jo, ir aš nežinau, ką daryti. Garažė irgi išvijo, nes aš sulaužiau mašiną, o mėsininkas irgi išvijo. Nors ir mėsininkas išvijo mane tiesiog be reikalo. Aš nebeturiu namų, tik tai gatvėje gyventi. Tai aš dabar esu benamis. Taigi, sugalvokit ir prašykite komentarus man darbą, kurį aš galėčiau dirbti, kad užsidirbčiau pinigų. Pavyzdžiui, galiu būti, pavyzdžiui, sienų dažytojas galiu būti. Visokie skirtingi darbai, pavyzdžiui, ten šiltadaržė, tam augintojas daržovių. Taigi, eime į gatvę gyventi, nes mus išvarė iš namų. Jo... Tai aš net nežinau, neįsivaizduoju, ką mes darysim. Ir mes klausė, kaip patekti į slaptą kambariuką. Tai aš jau esu perėjęs šitą žaidimą. Tai tau reikia pirmą ten yra laikrodis pas tave, tu atlieki močiutės namuose užduotis. Tada kai tu baigi visas užduotis, nueik prie laikrodžio, surask laikrodį ir jis tau pasitrauks ir bus durelės. O dabar šuniukas čia eina. O ne. Tai va, šuniuk nori, galiu gyventi pas tave. Padraskysiu. Gal gyvenam šuns būdoj? Čia šiaip labai didelė yra erdvė. Bet nežinau, ar saugi. O ne. Auč. Kaip man skauda. Ai. Kaip man skauda. Ir kad aš turiu 9 gyvybės. Auč. Tai šuo manęs nepriims. Ar ten? Ar man ten atrodo, ar ten ledų autobusiukas? Tai aišku, aš noriu ledų. Ledai. O gal man dirbti ledų pardavėjai? Parašykite komentarus, kuo man geriausia dirbti būtų. Gal sodinti daržoves arba dažyti sienas. O gal tiesiog pjauti žolę arba pardavinėti ledus. Parašykite idėjas į komentarus. Gerai, aš lauksiu ir, dirbsim kitą video. O mes dabar turim įsirengti savo buveinę. Aš manau, kad mes gyvensim gal prie Miltono, nes, nebūsime, nes jis galėtų mane priimti, pas jį ten labai mažai vietos, tai atleis Miltonai. Aš negaliu pastatyti. Patraukim šitus visus daiktus. Patraukim, kad mums netrukdytų. Patraukim. O štai čia gerai. Tai gal mes pirmą, žinot, ką paimam? Paimam kubelių. Čia yra daug kubelių. Ir mes galim juos paimti. Ir, gerai. Ir, va taip. Gerai, čia užtruks daug laiko. Gerai, pabandom kuo greičiau. Ir, gal po vieną nešam, bus dvigubai greičiau. Va tai, gerai, vis tiek tinka. Dar vieną paimam kubelį. Dabar dedam čia. Na gerai, tada dar vieną kubelį paimam. Dedam čia. Nustumėm juos. Aha, va tai va, gerai. Liko labai nedaug. Ir paskutinis. Gerai. Reikės pasižiūrėti, ar mums užtenka. Gerai. Dabar leidžiamės ant letinų. Gerai. Dabar mums reikia padaryti tokia, aš žinau planą, kaip mes galim padaryti. Žiūrėkit. Vieną dedam, antrą,
padarysim tokį stulpelį. Va taip. Taip. Aš manau, tokį užteks aukščio. Tada mes tokį patį turim padaryti kitoj pusėje. Va, prie pašto dėžutės padarom. Man atrodo, mums reikės dar 6. Na gerai, bent jau netiek daug. Gerai, dedam bokštą, statom toliau. Ačiū, Miltonai, kad davai kubelį. Na gerai. Gerai. Gal truputuką arčiau, aš manau. Net manęs gal kriskit. Tie kubeliai visiškai nesilaiko. Ir ant viršaus. Gerai, dabar mums reikia atsinešti paveikslą. Mes paveikslą panaudosim kaip stogą. Gerai, paimam paveikslą. Reikia kuo didesnį. Manau, šitas katinas labiausiai tiks, nes jis ir yra didžiausias. Gerai, einam, kačiuk. Einam. Ir kol jūs dabar galvojat, kuo man dirbti, taip pat, jeigu turi dar laiko, parašykite į komentarus, kokį man darbą dirbti, kad... Oi, ne darbą, o kur man padaryti kitą bazę, kad aš galėčiau, ne tik čia gyventi. Gerai. Ten yra paveikslas, dabar reikia dar 6 kubelių. Gerai, 1. Bėgam. Gerai, 1 yra dar. 1. Tada 2. Gerai. 2. Tuoj bus 3. 3, gerai. 4. 4. 5, 6 reikia. Ai, va, kubeliai. Reikia kamuolį pasitrauk. Nagi. Kubelį. 5 ir 6. Ir 6. Gerai, paskutinis kubelis. Mes keliavam su juo. Gerai. Oi. Atsargiai. Ir šoka. Oi, turbūt ant letenų. Reikia, gerai. Čia labai gražus paveikslas. Gerai. Dabar šitą patraukiam, manau. Patraukiam. Aš čia, gerai. Dabar statom antrą bokštelį. Kažkur pabandom čia gal. Pabandom čia, gerai. O tai va. Taip. Nagi. Va, štai taip. Gerai. Dar vieną kubelį imam. Ten nukrito vienas mūsų bokštas. Gerai. Kažkas jį pasilinko. Tai va, pristumėm. Gerai. Ir dabar reikia tokį patį bokštelį čia padaryti. Bus lygiai. Tik reikia truputį jį va, tai padėti. Aha, gerai. Ai, taigi nereikia labai prispausto prie sienos. Reikia truputuką patraukti nuo sienos. Aha, gerai. Tuoj mūsų stulpai bus baigti. Labas, Miltonai. Miltonas mane stebi, ką aš čia darau. Tuoj, Miltonai, pamatysi, ką aš čia pasidariau. Nebus per didelis. Gerai, bandom paimti va tai va. Gerai, va. O ne, jis tikrai. O ne, viskas griūna. Gerai, reikia šitą labiau paslinkšti čia. Gerai, va tai va. Gerai, dabar reikia man kažkaip jį uždėti ant viršaus. Ir va štai taip. Gerai, reikia šitą truputuką pastumti va štai čia. Dabar šitą truputuką va štai čia. Ne, tas nukrito. O ne. Nagi, pasislink arčiau va štai čia va. Gerai, dabar traukiam šitą ir... O taip, pavyko. Dabar mums reikia antrą bokštelį kažkaip pastatyti, kad nebūtų per toli. Gerai, bandom kelti. Ne, reikia dar arčiau. Kažkur va štai čia va užteks. Keliam. O, ne, nukrito. Gerai, bandom dar kartą. Mes nepasiduosim, nes mes neturim kur kitur gyventi. Jis beveik stovi, beveik. Reikia tik tai va štai čia labiau. Taip, gerai, dabar belieka pastatyti paskutinį bokštelį ir turėsim savo pašiūrę.
O taip. Gerai. Jeigu nežinote, ką reiškia pašiūrė, tai yra mažas namelis. Na va. Atrodo toks žaismingas, spalvotas. Pakeliam šitą, va taip. Na štai. Mūsų, norėjau sakyti rūmai, bet gaila, bet ne rūmai. Namukas. Gerai. Ir truptuką, va tai va. Ir va štai taip. Na, labiau va tai va. Gerai. Pagaliau mes tai padarėm. Dabar mums reikia draugo, kuris bus su mumis. Nu, tai aišku, tai bus mūsų ančiukas. Gerai. Jis visą kelią grįžo nuo ten, kuris būdavo visą laiką. Na, gerai, nemažai. Ateik, viščiuk. Tu gyvensi va štai čia. Sveikas atvykęs į namus. Geras viščiukas. Čia mūsų namai. Na, kaip tau patinka mano namai, ką sakai? Labai gražus namai, bet ką tu valgysi? Jo, ką aš valgysiu. Reikia daug maisto atsinešti. Tai pirma ir skaniausia, paimsim gal arbūzo. Arbūzai labai skanus. Parašykite į komentarus, koks vaisius arba uoga jų labiausiai patinka. Nes man gal labai patinka arbūzai. Gerai? Neišsitaškė, tobula. Gerai, dar paimam melioną. Gerai, paimam melioną dar. Ir, opa, gerai. Jie labai tvirti. Va, čia mačiau yra obolių. Oboliukų paimam. Paimam ir oboliukų. Ui. Gerai, ko čia dar paimti, pavalgyti? Gal paimam šitą kačiukų maisto? Kačių super maistas, nu gerai. Mums tikrai tiks kačių super maistas. Kas čia buvo? Gerai, nieko tokio. Ir vėl leidžiamės. Ir mes leidžiamės. Tik ne namelį. Gerai. Ar arbūzas tilps į mūsų namelį? Tilpa, žiūrėkit, tilpa. O tai va. Ir tada paimam iš kitos. Mūsų stogas to krito. Gerai, teks pakelti. Ir, nagi, užsidėk. Užsidėk. Gerai, paeinam. Ne, taip nepavyks. Reikia, va štai tai va. Ne, mūsų namelis. Jisai sugriuvo. O ne, nes aš nebežinau, ką daryti. Kągi mums daryti? Sugalvojau, aš lengvesnį namelio būdą. Reikia pasiimti paveikslą štai čia va. Dabar dedam va štai tai va, kubelį. Pastatysim vėl tokį bokštą. Gerai, viščiukas dar vaikšto. Gaila, kad sugriuvo, bet aš žinau dar geresnį idėją. Pastatom tokį bokštą. Irgi iš 3. Paimam paveikslą. Tada padedam jį va štai taip va. Gerai. Va štai taip. Žiūrėkit, kaip gavas. Net nereikia šitų kubelių. Bet dėl viso ko padarysim, kad laikytų. Gerai, pristumėm kubelį va štai taip va. Ir štai taip va. Ir štai taip va. Na va, žiūrėkit. Siena yra. Dabar reikia mums dar padarysim iš kubelių. Tokia minis... Gal nereikia. Va taip va padarysim. Čia bus tiesiog kubelių pažaista. Na, dabar mes turim bent jau tokią laikiną bazę. Turim vandens atsigert ir daržovių sulčių. Gerai. Kaip išim daržovių sultis? Turim vandens šautuvą. Bet čia žiauriai mažai vandens. Ai, už taip, žinokit. Aš noriu labai gerti. Nes labai saulė karštai šviečia. Oi, nepataikau. Vanduo tikrai atvėsina karštą vasaros dieną.
Kodėl per lėtai bėga vanduo? Kas? Ką? Kaip mano siena? Gerai. Pastatysim iš naujo ją. Teks pastatyti ją iš naujo. O taip va... Oi, ne taip turėjau omeny. Gerai? Va taip. Labai gražiai. Bet dabar aš noriu labai gert. Vandens. Gerai, čia bus daug daugiau vandens, jeigu vandens šalta. Žiūrėkit. Matosi, kaip saulė šviečia. Gerai, jeigu jums patiko šis video, kaip aš statau savo namelį, kuris yra va štai čia va. Matot? Mano namelis. Plaukit. Ir jeigu jums patiko šitas video, kaip aš statau namelį, spauskit like ir prenumeruoti. Ir būtinai prašykit į komentarus, ko man dirbti, kad aš uždirbčiau pinigų. Atsidaryk. Ai, čia nieko tokio. Taip, bišiukas jums sako, ate. Su jumis buvau aš Simas. Visą gerą.